Šiemet Druskininkų savivaldybė ir vėl yra tarp geriausių ir veikliausių Lietuvos savivaldybių. Jai įteikta Europos komisijos atstovybės Lietuvoje įsteigta nominacija "Aktyvi bendruomenė, stipri Europa". Iškilmingoje apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo meras Ričardas Malinauskas, jo pavaduotojas Linas Urmanavičius, savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, jos pavaduotoja Violeta Grigorienė, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Druskininkų savivaldybės tarybos nariai. Apdovanojimą gavusius druskininkiečius pasveikinti į renginį atvyko ir Seimo narė Kristina Miškinienė. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje įsteigta nominacija "Aktyvi bendruomenė, stipri Europa" Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui atstovybės vadovė Natalija Kazlauskienė įteikė už tai, kad druskininkai savo bendruomenei ir svečiams sukūrė svetingus namus. Aš džiaugiuosi turbūt eilinį arba jau neeilinį kartą, kad Druskininkų savivaldybė žmonės yra pastebėti. Tikrai reikia pasidžiaugti, kad Europos komisija įvertino Druskininkų savivaldybės pastangas, Druskininkų savivaldybės bendruomenės vieningos, darniai sutarančios, gyvenančios pastangas būti ir gyventi po vienu stogu, viename komplekse. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes įdėję pastangas į bendruomenės vienymą turime tokius rezultatus, tokį įvertinimą. Tai yra tikrai didelis laimėjimas. Mes šiandien esame apdovanoti 4. krivulę, kaip jūs žinot, už įvairius ir už pasiekimus turizmo srity, ir ekonomikos, ir modernaus valdymo, ir šiandien dienai už vieningos bendruomenės turėjimą, buvimą Druskininkuose. Iškilmingos auksinės krivulės 2014 ceremonijos metu šalies ministerijų vadovai sveikino laureatus, labiausiai tam tikroje srityje pasižymėjusias savivaldybės, bei įteikė joms apdovanojimus. Už pažangą vykdant daugiabučių renovaciją, už tikslingą ES investicijų panaudojimą kompleksiniai teritoriniai plėtrai, kultūros puoselėjimą, socialinių paslaugų plėtrą, indėlį plėtojant turizmo infrastruktūrą ir paslaugų pasiūlą, Lietuvos vardo garsinimą, gyvulininkystės vystymą, bendruomeniškumo skatinimą. Šios ir dar daugiau kitų nominacijų nuskambėjo iškilmingoje auksinių krivulių teikimo ceremonijoje. Auksinės krivulės riterio apdovanojimus, kurie įteikiami už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas šiemet įteikė Panevėžio rajono savivaldybės merui Povilui Žaguniui, Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojui Jonui Siminkevičiui, Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro vedėjui Broniui Kleponiui, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnijos seniūnui Antanui Vaičiui. Lietuvos savivaldybių asociacija aktyviausiai, įdomiausiai apie savivaldą rašiusiems žurnalistams kasmet skiria ir Jono Vileišio premijas. Šių metų premijos laureatais tapo laikraščio Šiaulių krašto žurnalistė Rita Žadeikytė, Lietuvos žinių žurnalistas Kazys Kazakevičius ir Alvydas Zepkus iš Lietuvos ryto. Speciali padėka už rašinius profesionaliai aptariančių savivaldos galimybių ir veiklos rezultatus atiteko laikraščio Alytaus naujienų žurnalistai Indrei Mikelionytei Pranculevičienei. 2005-aisiais Druskininkų savivaldybė tapo auksinės krivulės laureate nominacijoje už modernų valdymą. 2010-aisiais už pasiekimus sveikatinimo srityje plėtojant modernų kurortą. 2011-aisiais Druskininkų savivaldybė įteikta auksinė krivulė nominacijoje Šviesiausias miestas už pasiekimus švietimo srityje.